Sveikos mano brangios mergelės, šiandien taroskopas jums lapkričio mėnesiui. Kas norėtų asmeninės prognozės, jau žinote turbūt, kur rašyti, tarologinės prognozės Facebook paskyroje, rašykite žinutę arba paklausk taro@gmail.com elektroniniu paštu. Taip, tai tuomet mėnesio taroskopas mergelėms lapkričiui pradedam nuo išprotėjusio mėnulio kaladės. Dar nepaminėjau, kad asmeninę prognozę darau iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos, būtent jums apžvelgiamos yra visos pagrindinės gyvenimo sritis ir pažiūrima, kokie jūsų laukia įvykiai metams į priekį. Iš asmeninio gyvenimo, iš darbo, finansų, sveikatos sričių, pažiūrima sėkmė ir galimi pavojai. Tai kas norėtų, prašom, rašykite. Taip, mergelės, kas laukia lapkritį. Taip, tai korta, nematau, taurės, 6 taurės, o čia tokie paveiksliukai įdomus. Tai korta žvaigždė ir tai korta 9 taurės. O, mėnesio pradžia tikrai nebloga. Taip, 6 taurės tai apie tai, kad kažkokie laukia siurprizai, malonumai, tai gali būti, kad kažkas tai iš jūsų artimųjų, jūsų draugas, draugė, partnerė jums padarys kažkokį malonų siurprizą, surengs staigmeną. 6 taurės tai taipogi apie tai, kad galimas susitikimas su žmogum iš jūsų praeities ir atsinaujinimas to praeities ryšio bendravimo. Kadaise turėjote galbūt kažkokį emocinį ryšį, sielos ryšį, draugavote galbūt ir turėjote kažkokį ir meilės ryšį ir dabar galbūt šitas žmogus atsiras vėl jūsų gyvenime. Kaip paprastai dabar jau kažkokiu tai tikriausiai pagrindinis įrankis tai yra socialiniai tinklai. Per socialinį tinklą parašys jums žinutę ar paskambins, suras, kur dabar galima surasti žmogų iš praeities, su kuriuo jau nebendraujama daug metų. Tai žinoma, bandyti kažkur tai socialinėse tinkluose, internete, googlinti ir ieškoti. Tai arba galbūt jums patiems, mano irgi brangios mergelės, užsinorės tai padaryti, tai būtinai pasinaudokite tokių metodų, nes, jeigu yra mintis apie tai, jeigu galvojate vis apie tą, atsimenate kažkokį žmogų, su kuriuo kadaise jums buvo gera, tai ir pasiduokite tam sielos šauksmui ir parašykite, suraskite jį. Sekanti korta yra žvaigždė. Žvaigždė labai gera korta, tai yra visų vilčių, sakykime taip, išsipildymas, pasiteisinimas. Tuomet, kai, net jeigu kažkokių vilčių jau nebebus, buvo prarastos, buvo kažkokių tai nusivylimų, nepateisintų lūkesčių, tai šita korta sako apie tai, kad atsiras vėl kažkokių naujų vilčių, pozityvi korta, apie tai, kad žvaigždės jums palankės, žvaigždės jūsų pusėje. Reikėtų, sakykime taip, toks palankus periodas, planuoti kažką tai ateitį, pozityviai mąstyti, kažkam tai irgi duoti, užkrėsti savo optimizmų, savo gerą nuotaiką ir taip toliau. Pagal žvaigždę viskas yra tokiam optimistiniam matyme. Taip, ir trečia korta 9 taurės. 9 taurės, matai, čia džinas išlindo iš taurės. Tai yra pagrindinė mintis, norų išsipildymas. Tai tuomet, kai tarytum jūsų noras kažkoks, tai užsakėte džinui ir jums kažkas išpildo jūsų norą. Tai vėl labai koreliuojasi su ta korta 6 taurės, kuri yra pirma, tai apie tai, kad tikriausiai visgi kažkas tai padės jums išpildyti tą jūsų norą. Vėlgi, jeigu norite kažkokios, materialios, jūsų noras materiali gerovė, gerybė, norėjau pasakyti, ten norite naujos mašinos, ką aš nežinau, ko ten galima dar norėti. Kiekvienas kažką tai savo, tai galbūt kaip tas džinas, jūsų partneris ar partnerė jums išpildys tą jūsų norą.
Taip, bet dar nepaminėjau, kad čia irgi yra kažkokia tai šventė. Gali būti, kad dalyvausite kažkokioj šventėj. Maloniai šventė, jubiliejus, gimtadienis, bet kas, vestuvės, krikštynos, kažkas tai, kur yra išgeriama ir kur visų bendra tokia nuotaika dėl karštų gėrimų yra pakylėta. Taip, sekanti kaladė, auksinė mano taro. Taip, žiūrim toliau, mergelė, kas laukia toliau. Traukiu kortas. Korta taurių pažas, korta 10 lazdų ir korta lazdų, čia karalius ar karalienė. Pavaizduota įdomiai, tebūnie šitą karalienę. Tebūnie, taip. Taurių pažas. Taurių pažas tai yra, arba geros naujienos, kurios vėlgi jūsų laukia, geros žinios, geros naujienos, arba naudingi malonus pasiūlymai. Malonus pasiūlymas koks? Nueiti kažkur tai į pasimatymą, nueiti pavakarieniauti, kažką tai gero padaryti, nueiti į koncertą, ten kam kas patinka, į operą, dar kažkur tai. Tai pagal taurių pažą tokie turėtų praeiti pasiūlymai, turite iš kažkur tai tą pasiūlymą gauti, arba vėlgi ne visada reikia laukti, kad kažkas tai jums pasiūlytų. Jeigu jūs norite nueiti į koncertą ir žinote, į kurį norite eiti, į tą koncertą ar teatrą, tai nelaukite, kad čia kažkas atsirastų ir su jumis jums pasiūlytų. Tai pasiūlykite patys. Pasiūlykite patys ir rasite, tegu vienas atsisako, ten negali, kitas atsisako, bet trečias galės. Taip, korta 10 lazdų. 10 lazdų tai toks visada nuovargis ir tam tikras krūvis, kurį jums reikia nešti. Tau įsipareigojimo, atsakomybių krūvis, kuomet jau sunkoka jį nešti, kuomet pavargote, kuomet jau apsikrovėte ant tiek. Mergelės taip viską mėgstate kontroliuoti, viską mėgstate atlikti patys, pedantiškai, kruopščiai, smulkiai ir kadangi ne visi tokie pedantiški kaip jūs, smulkmeniški ir kruopštus, tai žinoma, jums visada atrodo, kad kažkas tai, kas padarė, kitas padarė ne taip gerai, ne taip kruopščiai, ne taip giliai ir taip toliau. Tai čia reikėtų irgi pakovoti su savo tom charakterio savybėm, su savo tom nuostatom, nes dėl to ir sunkoka nešti tą krūvį, nes visur viską spėti neįmanoma, o su tokia nuostata, žinoma, kaip aš sakau, toli nenuvažiuosite, nes vis tiek kažkurias funkcijas, užduotis jūs turite dedikuoti ir kitiems žmonėm, o ne viską vežti ant savo pečių. Taip, tai čia korta apie tai ir sekanti korta yra lazdų karalienė. Lazdų karalienė tai ugnies stichijos atstovė, tai gali būti liūtas, avinas arba šaulys pagal zodiako ženklą. Tai tokia būna labai energinga, charizmatiška moteris, tokia moteris ryški, kuri mėgsta būti dėmesio centre. Bet jinai ir gera organizatorė, ir gera vadovė, jinai gali paorganizuoti ir kitus asmenys, gali įkvėpti, gali kažkokią savo poziciją įrodyti ir su ją sutinka. Tokia moteris turėtų būti šalia jūsų. Paprastai irgi labai šita moteris yra optimistiška, labai tokia pozityvi, su geru humoro jausmu, moka įtikinti, moka uždegti ir taip toliau. Taipogi, tai mergelės gali būti ir jum nuoroda šitos kortos, toks patarimas, patiems irgi, sakykime taip, tuos bruožus savo užsidėti ir iškelti tokį tikslą irgi eiti į tokias savybes, jas vystyti savyje. O vystyti galima įvairiais būdais, aš irgi visada sakau, jeigu žiūrite, pagrindę TikToką, tai ten yra mano video apie taip, kaip galima save transformuoti, savo trūkumus, savo savybės, kaip galime koreguoti tas charakterio savybės ir su lyg mineralų pagalba, nešiojant juos, geriant esencijas. Mineralai nustatoma irgi pagal jūsų
gimimo datą, gimimo laiką, įsivertinate irgi patys pagal tam tikrą skalę, aprašymą, ko jums trūksta, su kuo norėtumėte padirbėti ir tuomet jums parenkamas mineralas. Tai irgi šiek tiek lyrinis nukrypimas, bet irgi eina į mano veiklas, kaip ir rebefingas, sąmoningo kvėpavimo sesijas, taip ir mineralų parinkimai jums, būtent to reikiamo ir pagal jūsų užklausą, ką jūs norite pakoreguoti, ką jūs norite išugdyti, ko jūs norite atsikratyti, kokių trūkumų ir charakterio savybių. Taip. Toliau tada imam kaladę kvailys ir žiūrim. Žiūrim toliau. Ką jums parodys kortos, mano brangios mergelės. Korta 2 kardai. Korta taurių tūzas. Ir korta mėnulis. Taip, nu čia va mėnulis su taurių tūzų, tokia įdomus derinys. Taip, 2 kardai tai būtinumas priimti sprendimą, 2 kardai tai savotiška kryžkelė, tai vėlgi 2 sprendimo būdai, 2 sprendimo variantai, kaip aš visada sakau, pasukti į dešinę arba į kairę, tai tuomet, kai, nu, vat, reikia kažką tai rinktis ir, nu, čia tos kortos minusas, kad jūs nematote visų reikiamų jums, sakykime, taip, faktorių, argumentų tų, ką rinktis. Ar posūkiai dešinę, ar kairę. Dėl to, kad čia, nu, vat, yra, matot, užrištos akis to žmogaus ir vat, tie 2 kardai, jisai, kaip sakoma, rusiškai renkasi na bum, arba intuityviai. Čia kaip su tą monetą pametate ir tada renkatės kažką kaip, nu, va čia irgi tokia nuoroda šitos kortos palikti likimo valiai arba laikui, dar neskubėti. Sakykim, taip dažnai taip būna, kad atrodo, kad čia ir dabar reikia priimti sprendimą, bet laikas viską, nu, vėlgi parodo ir, nu, įtakoja tą sprendimo priėmimą. Tai bent jau iš mano patirties, va šita korta sugroja būtent taip. Neskubėk, nors ir būna spaudimas iš visų pusių, bet gyvenimas ar laikas sustato į savo vietas ir tas sprendimas paprastai, netgi be mūsų įsikišimo, būna padarytas. Taip, toliau yra korta taurių tūzas ir korta mėnulis. Tai va čia toks derinys įdomus. Iš vienos pusės taurių tūzas tai yra labai didelė laimė, meilė, euforija ir jausmų ir emocijų pakilimas. Tai toks emocinis pikas. Tai tuomet, kai mes arba įsimylime ir čia vat emocijų ir jausmų pikas, vat mes skraidom ant tų meilės sparnų, mes euforijoje ir jaučiamės labai laimingi. Pilna taurė visko, tai tuomet, kai ir gyvenimas mums visko duoda, visko, ko norime. Nori va tau meilės imk, nori va tau pinigų imk, nori ten, aš nežinau, ko dar norėti. Ko dar norėti, nu, ko žmogus nori, to jam duoda, va gyvenimas kaip pilna taurė. Bet čia šalia atsistoja korta mėnulis. Korta mėnulis tai vėlgi toks miglotumas, neaiškumas, tai yra vėl labai didelis nukrypimas į stresą, pergyvenimą, į intuiciją ir dažnai irgi į depresijas. Tai vat kartu su, sakykime taip, su taurių tūzu aš taip traktuočiau, kad visgi čia nuoroda, kad labai stipriai jausite tas visas, sakykime taip, kažkokias neigiamas energijas ir tas emocinis pakilimas gali būti, nu, vat, į neigiamą pusę pakilimas. Ne, jausite nelaimę ir, vat, džiaugsmą, o jausite atvirkščiai bus pakilusios emocijos ir bus padidėjęs nerimas, padidėjęs baimės jausmas, padidėjęs, nu, vat, kažkoks ten panikos jausmas, stresas. Vat emocijos su minusu čia daugiau pagal mėnulį. Jos pakyla, jos vėlgi gali pakilti į tą, nu, vat, jeigu imam skalę ar amplitudę, tai va čia pasiekė savo maksimumą ir pakyla, bet su ženklu minusas. Su ženklu minusas. Tai vat, nu, čia, sakykim, taip darau jau dabar
Šiandien filmuoju 3 video, pradėjau nuo dvynių ir visiems yra maždaug vienodai ir panašiai. Visiems iškrenta lapkritį, kad kažkokios labai irgi stiprios tos negatyvios emocijos, energijos, kuomet viskas taip sukils ir įsiverš ir su tom tokiam stresiniam būklėm reikės ir kovoti su tom neigiamom emocijom. Tikrai bus sunku, kaip aš sakau, ant sielos, ant širdies, tikrai bus daug tokio laikotarpio, kai reikės tiesiog išlaikyti, išgyventi ir kažkam, kaip aš rekomenduoju, rasti savo metodą ir įrankį, kam medituoti, kam eiti kvėpavimo sesijas, kad save šiek tiek palaikyti ir neduoti nukristi jau visai į tą bedugnę. Taip, šviesaus pranašo taro ir tada mergelės pasižiūrim, kogi pasibaigs jūsų lapkritis. Traukiu kortas, mergelės, lapkritis, taip, jėga, labai gera korta, 7 pentakliai, 5 pentakliai ir 2 taurės. Taip, jėga, tai jėga, tai apie tai žinoma, kad reikia tų jėgų, reikia surasti tą vidinį resursą ir šaltinį, iš kur, kaip aš sakau, semtis tų jėgų, psichinių jėgų, bet kurių kitų tos energijos. Šiuo metu irgi pati išgyvenu didelį tokį periodą sunku. Ir, sakau, man yra pagalba, yra rebefingas, yra sąmoningas kvėpavimas. Šitos sesijos mane palaiko ir padeda man emociškai apsivalyti nuo visų tų išgyvenimų ir, sakykime, tai bent jau nekristi, kaip aš jums ką tik ir sakiau, į tą bedugnę. Tai čia jėga yra apie tai irgi korta. Raskite vidinį potencialą, kaip sutramdyti savo tas arba negatyvias emocijas, arba negatyvias mintis, savo įvaldyti tą protą, kuris vis mum prikuria tiek nesąmonių gyvenime, kad ojojoj. Ir žinoma, ta pagrindinė užduotis, jeigu mes sugebėtume įvaldyti tą protą ir jo tos žaidimus ir tą savo kažkokį emocinį foną irgi, tai kaip kančios pasibaigtų, žmogaus kančios pasibaigtų. Tai kiekvienam aš irgi rekomenduoju rasti savo įrankį ir savo būdą. Kažkur tai kažką tai bandykite, kas per judėjimą galbūt kažkam tai tinka, šokiai, dainavimas, eikite dabar pilna visokių renginių, ten tokie ekstatiniai šokiai ir visa kita, bandykite visą tai iš savęs išvalyti ir nelaikyti savyje tas emocijas, nes paskui visas tas užlaikymas baigėsi labai liūdnai. Taip. 7 pentakliai, korta apie tai, kad šiek tiek reikės apsišarvuoti kantrybę. Jau pasodintas, matot, yra jau tos šaknis, įsišaknyja jūsų pastangos, jau įsitvirtino tame grunte, toj dirvoj ir jau auga medelis, jau žalioja. Bet žmogus stebi ir laukia, kadagi jau čia galima bus nuskinti, ten tos vaisius jau paragauti. Tai čia irgi tokia metafora, šiek tiek dar nelaikas, dar reikės palaukti. Dar palaistykite savo medelį, kad atsirastų tie vaisiai arba pribręstų jau galutinai, kai galima juos skinti ir ragauti. Taip, tai čia apie kortą irgi nuoroda į tokią kantrybę, į tai, kad jums reikės kantrybės. Taip, ir korta 2 taurės, čia man atrodo pradžioj gal buvo 2 taurės, nebuvo jums. 2 taurės tai partnerystė, tai yra susitaikymas, matot, tai žmonės laikosi už rankų ir, kaip sakoma, kartu jie viską gali nugalėti, kartu jie stipresni, kartu jie vienas kitą palaiko, kartu, viskas yra lengviau pergyvenama ir išgyvenama. Tai irgi nuoroda į tai, jeigu su kažkuo tai
susipykę, tai būtinai parodykite vis tiek tą, padarykite pirmą žingsnį, susitaikykite, parodykite atjautą, parodykite geraširdiškumą. Dabar visiems to labai trūksta, nes, sakau, periodas yra labai sunkus, visi yra emociškai ant streso, išsekę, į negatyvias emocijas, visi kiekvienas pergyvena žmogus kažkokį savo skausmą. Tai susivienykime, būkime kartu, palaikykime, užsiimkime už rankų ir tiesiog kaip galima vienas kitam suteikim moralinės pagalbos. Taip, tai tiek būtų mano brangios mergelės, linkiu jums nuostabaus lapkričio mėnesio ir žinoma, kad išsipildytų tik mano pačios geriausios prognozės, visos neigiamos, taip ir liktų tik mano žodžiai sėkmės.